Sveiki! Žiūrėjau, jau manęs pasiilgot, pakeičiau vietą, nes dabar saulė šviečia, nuėjau į kambarį įsileisti saulės. Už nugaras būtų saulė švietus ir būtų niek nesimat, kad aš būčiau filmavęs, todėl padėjau kamerą ant spintos. Jauskitės kaip ant spintos. Stalas dabar beveik tvarkingai atrodo maždaug taip. Ir biški matosi mano Facebook siena, ant kurios klijuoju nesąmonės. Sveikinu jūs su pavasariu, su kalendoriniu gal jau ir... Ne, dar tik su kalendoriniu, nes dar visur daug sniego ir mažai šilumos. Ir dar sveikinu su neišvengiamai artėjančiu morčium. Nežinau, kas šiandien man užėjo šitą visą savaitę, tiksliau ne visą savaitę šį savaitgalį, bet ir savaitę, nes per savaitę nesugalvojau, ką šiandien pašnekėt. Ne tik šiandien, bet ir penktadienį. Žinau, penktadienį suk video blogą, bet neišėjo, žadėjau šeštadienį ir vėl neišėjo, tai šiandien galvoju susuksiu. Oi, kava pradėjo veikti. Kava veikia, bet nereikia vis dienis galvoju, ką sakyt, ble. Nu gerai, vėl sakysiu 5 jūsų klausimus, kuriuos išsirinkau iš jūsų krūvos. Ir pirmasis klausimas yra... Kiek turi hardų ir kokia jų talpa? Turiu 2 hardus. Vieno talpa yra 40 GB, kito talpa yra terabaitas. Antrasis klausimas, kokia galutinė telefonų kaina? Galutinė telefonų kaina yra... Trečiasis klausimas, kur tu pasisemi energijos, kai tau būna liūdna? Geras klausimas, į kurį reikia protingai atsakyti, aš manau. Kur man nuliniuoti? Ai va. Tau užeina liūdna ir tu pasileidi garsiai muziką. Kokią nors linksmesnę, ne kokius ten elektrodus ar dar ką nors, nu bet tiesiog linksmą muzikėlę ir jos klausaisi, šiaip muzika veikia visą organizmą. Nors šiaip gali klausytis ir trankiaus muzikos, nes per ją nebegalėsi girdėti savo minčių, nuo ko tau ir grūzas ir ima. Pasileidi garsiai muziką, nebegirdėti savo minčių ir po truputį atslūgsti ir vat jau viskas geriau. Bet šiaip geriausiai būtų kokią instrumentinę muziką, linksmesnę tokią paklausyti. Ir apskritai. Niek šiam pasaulyje nevyksta be reikalo, tada nemanau, kad yra dėl ko ir grūzintis, nors kartais tai yra tiesiog neišvengiama, tai reikia kiekvieną suprasti žinoma. Taip. Matau šunį už lango, griaušinti kaulą, ir jis dėl nieko neliūdi, jam yra gerai, nors jos supinė kažkokie praplikus. Turbūt kažkur plaukus užkliuvo ir jam nuplėš. Gerai, užteks man šį kartą čia filosofuoti. Tikiuosi, tu maždaug supratai, jau jeigu kils nesklandumų ir neaiškumų, kreipkitės YouTube'e arba Facebook'e. Ketvirtas klausimas. Kada pirksi HD kamerą? Mano kamera dabar yra Full HD, vadinasi, yra per gera ir turiu pirkti HD. O gal aš turiu pirkti geresnę, tai Full HD su kaupu? Kaip čia dabar išeina? Ne, šiaip mano kamera yra Full HD, bet YouTube'e nėra HD video, nes išsaugojęs surendinę savo klipą. Surendinę savo video aš pertraukiu per konverterį, kad mažiau užimtų ir kad greičiau įsikeltų YouTube'ą. Tai va, todėl ir nerodo HD. O ką reikia HD, kad mano inkštyrus matytumėt? Nu. Penktas klausimas. Ar patinka atsakinėti į klausimus? Paprastai, kas man nepatinka, to aš ir nedarau. Tikiuosi, aiškiai atsakiau į tavo klausimą. Dabar norėčiau užduoti jum klausimą. Po kiek kartų žiūrit mano video blogus ir ar visad pasidalinat Facebook'e? Komentarus, klausimus ir atsakymus rašome apačioje YouTube'e arba Facebook'e. Tai va tiek šiandien turbūt, bet vis tiek aš jums sėkmingai sakysiu iki. Norėčiau dabar ant smūgio papildyti savo video blogą, nes nesenai buvau lauke ir prisižiūrėjau tokių keistų dalykėlių. Kaip pavyzdžiui, žiūrim, va. Iš pradžių jie buvo išsidėstę keistų netaisiklingų trikampių. Ir jie slinko ant vakarų pusės, lėtai nekeisdami formos. Čia nori kilti mintis, kad čia tiesiog debesis kažkokie. Bet jeigu būtų debesis, jie būtų pakeitę formą, nes buvo vėjas šiaurės rytų, atrodo. Juos apšvietė saulė ir todėl jie švietėjo ir slinko tipo kaip debesis. Bet tai kodėl jie nekeitė formos? Ir pričiom čia dar vienas toks.
juodas. Kaip ir minėjau, iš pradžių buvo tik 3 ar 4 šviečiantis tie, netaisyklingų trikampių išsidėstė. Paskui nuėjau, parėjau, horizonte besimatė 2, vienas kitoj vietoj jau ir šalia jo tas juodas. Po to jau visai išnyko, paskui vėl nuėjau keliom minutėm, pareinu, nieko nebėra. Po to keliom minutėm nuėjau, grįžtu ir jau plika akim galiu matyti, turbūt, kad kitoj vietoj dar vieną nigerį. Tik šį kartą kažkokį riebesnį. Ir kaip matot, uodegą turi. Tų šviesulių jau tada nebebuvo liktai. Lyg būtų kas nors kokį bezdalo kamuolį palikęs dangui. Ir jis to vietoj ir garuoja. Bet jau uodega į vėjo pusę, kiek suprantu. Vienu žodžiu, gal kas esat ką nors panašaus matę? Aš tai ne. Nu jau dabar jo. Ir turbūt šiandien va tiek. Su visais NSO ir panašiai. Jei kas nors įtarėt, kas čia galėtų būti, sakykit savo nuomonę komentaruose. Ir sakysiu jum iki.